Adventą. Ir kažkaip užsikabino man šitą poeziją Kryžiaus Jono Lafonte. Mes girdime tokią giesmę čia giedant Rasos žinau šaltinį. Tai aš tik dabar ją tiesiog paskaitysiu, reiškiasi, jinai neturės rimo, bet paskui truputėlį ir per visą šitą laiką mes tiesiog pakeliausim su šitą gal tai bus, aš suprantu, bus pernelyg aukštos materijos, nes viskas, kas su Kryžiaus Jonu Terese, jie labai trumpai apsistoja ties pradiniais dalykais ir toliau keliauja, kalbėdami apie tas gilesnės savo patirtis. Bet vis tiek mes galėtumėm vis tiek kažkaip tai prisilies bent šiek tiek. Tiesiog pajusti, kuo gyvenam. Gerai, tai kalbame šitą giesmę. Aš kažkaip dabar pavadysiu, kad tos lapus turėsiu perėti. Kaip gerai pažįstos šaltinį, kuris trykšta ir teka, nors ir naktis. Tas amžinas šaltinis yra paslėptas. Kaip gerai aš žinau, iš kur jis trykšta, nors ir naktis. Nežinau jo kilmės, nes jos neturi, bet žinau, kad visos kitos kyla iš jo, nors ir naktis. Žinau, kad negali būti kito tokio grožio ir kad dangus ir žemė iš jo geria, nors jau naktis. Gerai žinau, kad joje nėra žemės ir kad niekas negali per jį bristi, nors ir naktis. Jos skaidrumas niekada nėra užtemdytas ir žinau, kad visa šviesa iš jo ateina, nors jau naktis. Žinau jos srovės tokios gausios, kad laisto pragarus, dangų ir žmonės, nors ir naktis. Srovė gimstanti iš šio šaltinio, gerai žinau, kad ji tokia pajėgi ir visagalė, nors ir naktis. Srovė, kuri kyla iš šių dviejų, žinau, kad ne vienas iš jų nėra prieš ją, nors jau naktis. Tas amžinas šaltinis paslėptas šioje gyvojoje duonai, kad suteiktų mums gyvybę, nors ir naktis. Čia kviečiami sukurtieji ir jie prisipildo šio vandens, nors ir tamsoje, nes jau naktis. Šio gyvo šaltinio, kurio aš trokštu, šioje gyvenimo duonoje aš jį matau, nors ir naktis. Neskamba, gal ne taip įdomu, kai neskamba. Tai, ką jisai rašo, yra labai gražus rimas. O galėtumėm tik tais dabar pasiklausyti, ką daina yra. Žinau šaltinį, kuris ištrykšta, nors ir naktis. Amžiną versmę, kuris slapčia teka, nors ir naktis. Žinau visokią šviesą jis trykšta, nors ir naktis. Amžinai skaidrios jo bangos rūva, nors ir naktis.
Žinau galingai srovės jo teka, nors ir naktis. Pragarą dangų tautas užlieja, nors ir naktis. Žinau, kame jis srautą išlieja, nors ir naktis. Kai gruntą randa šaltinis dingsta, nors ir naktis. Kad mus atgaivintų duona pavirsta, nors ir naktis. Kas duona šią mintą gyvastį randa, nors ir naktis. Taip šitoj duonoj galiu jį regėti, nors ir naktis. Ir geidžiu mirtinai jo vienintelio trokštų, nes jau naktis. Nors kažkaip. Tai gal truputį prisiliest, iš kur visa tai ateina. Tai ši poezija, žinau šaltinį, tai yra vienas iš tų geriausiai išgyventų dalykų, kuriuos jis va taip išsako per poezijos žodžius. Iš tikrųjų, kaip jau kažkada minėjau, kad tai, ką jisai kalba, viskas yra surašyta į poeziją ir paprastai ta poezija yra dainuojama, giedama. Ir nelabai jis buvo linkęs tos prozos, tų rašymų, bet visas tas knygas, ką mes turime surašytus jo darbus, tai grinai dėl to, kad buvo priverstas, kad jo labai prašė paaiškinti tiesiog tą poeziją. Tai kaip sako, kaip Šventosios Teresės, ta transverberacija Pranciškaus, tame Alvernos kalne patirtis. Tai kažkas tokio yra su šita patirtimi kryžiaus Jono. Tai per tos simbolius, tą tokią simbolių srovę, gausą, kuri pasipila, sudeda visą savo išgyvenimą, vidinę patirtį su Dievu. Ir visas šitas kūrinys, šaltinis, jis yra jo asmeniškai patirtas, bet jisai jį tarsi nuasmenina ir leidžia, kad kiekvienas žmogus galėtų tame dalyvauti, tiesiog skaitydamas, tiesiog kad galėtų pajusti, kad jis galėtų tame dalyvauti. Nors tai jo tikrai yra jo asmeninė patirtis, bet leidžia kiekvienam žmogui įžengti ir tiesiog pajusti, pakeliauti per tuos simbolius. Tai kuris
žmogus nori pažinti Dievą per tikėjimą. Tai, visa tai, ką girdime, yra gilus žmogaus troškimas ir įvardyja kaip bedugnis troškimas. Ir su šituo šaltinio kūriniu gimsta dar keletas tame kalėjime Toledo. Tai yra dvasinė giesmė ir dar vienas yra, paskui pasakysiu, iš romansų vadinamų. Tai romansas apie Evangeliją ir dar vienas. Tai dvasinės giesmės 31 stulpelį jisai surado, tiesiog. Tai tam Toledo kalėjime, kažkaip atrodytų keistai, kaip vienuolis galėtų papulti į kalėjimą. Tai visi kas galbūt naujai atkeliavę, nežino šitos istorijos, bet kurie jau keliaujam laiką tam tikrą, mes šiek tiek jau prisilietę prie to įvykio. Toledas yra tokia vieta Ispanijoje ir tai kalbame apie 1577 metus gruodis, 9 mėnesius jisai tenais tame kalėjime prabūna iki rugpjūčio vidurio. Sako, nuo gruodžio pradžios, tai kažkaip panašiai kaip dabar, iki rugpjūčio vidurio. Ir tada pabėga iš kalėjimo. Tai dabar kasgi čia atsitinka, kodėl jis papuola į tą kalėjimą, kas dar nežinote. Tai mes žinome, kad kryžiaus Jonas yra su Šventąja Jėzaus Terese, jie tie, kurie keliauja reformos keliu ir jie tie, kurie gyveno pagal tą seną regulą, pagal tą seną tvarką, įprastai, kaip ir kiekvienas karmelitė, bet norisi, kad kažkaip atsinaujintų ta vienuolija. Sako kryžiaus Jonas, jeigu neatsinaujina, tai žinai, einu pas kartūzus. Ir Šventoji Jėzaus Teresė tiesiog jinai pradeda savo vienuolijos tokį atkūrimą, bet ne su ta mintim, kad kažkaip tai čia įkurti naują ordiną, bet paprasčiausiai tiesiog eiti prie šaknų savo tikėjimo, savo gyvenimo karmelitiško šaknų. Ir taip kaip broliai Karmelio kalne gyveno atsiskyrėliai, turėjo tą maldos gilią patirtį, taip ir jinai nori sugrįžti prie šito. Ir taip jinai keliauja, įkuria naują bendruomenę, Šventojo Juozapo bendruomenę 1562. Ir kas toliau? Tiesiog ir tada prisideda kryžiaus Jonas ir toliau įsikuria vyrų šaka. Ir bėda yra ta, kad kadangi vis labiau plečiasi ir vis daugiau norinčių atsiranda gyventi šitą atnaujintą gyvenimą ir atsiranda vis daugiau bendruomenių ir broliai nukeliauja į Ispanijos pietus. Ir juos apkaltina, kad jie maždaug peržengė ribas ir kad jie neturėjo ten kažkurioje tai vietoje viena iš paskutiniųjų kurtis. Ir juos apkaltina ir ten toks kyla tokia daug sumaišties tiesiog. Ir kryžiaus Jonas tampa kaip atpirkimo tuo ožėliu. Tai tiesiog jie, kad nubausti, kad kažkaip parodyti, kur jūsų vieta,
kadangi jisai vienas iš tų pirmųjų greičiausiai, tai vat į Aviloje jisai darbuojasi su Terese ir jie kaip tik atkuria tą Encarnacion vienuolyją, irgi tenais daro pertvarkymus. Ir jisai vat yra paimamas ir surišamas ir nuvežamas į Toledo vienuolyną. Dabar šitas vienuolynas iš tikrųjų neegzistuoja. Ten Toledo eina upė, šaltinis. Tai ir kaip tik vat ant tos sienos, vat, gana didelis skardis, į apačią besileidžiantis, Toledas tokia labai kaip ant uolos stovinti vieta, kylanti į kalną. Tai vat šaltinis yra apačioj, ta upė apačioj teka, o vienuolija kažkaip tai stovi prie pat. Tai ir va taip ir kryžiaus jonas tenais uždaromas. Ir tokios labai nežmogiškos sąlygos. Sako, 6 pėdų pločio ir 10 pėdų ilgio. Tokia niša sienoje. Tiesiog yra kažkoks tai didžiulis kambarys ar salė ir sakė, ten buvo numatyta įrengti tualetą, reiškia, tuo metu. Ir kažkaip ten nebuvo galbūt aktualu ir taip paliko. Ir vat, jį uždarė toje nišoje tiesiog sienos. Va, taip. Tai ten jokios šviesos, toks paprastas ta nišelė, nei atsigult ten normaliai turbūt. Tai va taip jį pralaikė tuos 9 mėnesius. Taip labai ten jie atrodo ir plakdavo, ir mišių neleido neaukoti, ir tik tais turėjo brevijorių ir dar kažkokią ten pamaldžią knygą. Ir šitaip jisai keliavo per tuos mėnesius. Tai pradžioje ten yra tokia didelė ta istorija to jo, kaip jisai ten gyveno ir kaip jį tenais kankino tie patys broliai karmelitai. Tai atrodytų, tais laikais kalėjimas buvo įprastas dalykas visuose vienuolynuose ir visuose diocezijose. Kunigai, kurie kažkaip nepaklūsdavo, jie būdavo uždaromi kalėjime. Būdavo tokia vieta, čia Lietuvoje irgi tas pats buvo. Tai tais laikais kažkaip atrodo įprasta. Tai ir šitaip viskas yra dėl to tokio, kaip sakyti, ambicijų iš tikrųjų, ten dėl pavydo greičiausiai, kad šitie broliai tarsi skleidžiasi, o čia su šitais broliais per daug, jų gyvenimas toks tarsi apleistas. Tai ir norėjo, kaip sakyti, užkirst kelią, kad čia nedarytų kažkokios, tai, kaip sakyti, sustabdytų tą visą judėjimą. Tai kažkas tokio. Tai šiais laikais, aišku, jau tos tokios skirtumo tarp tos pirmos regulos ir šito reformuotų karmelitų tarsi nėra labai tokios ypatingos. Tie patys broliai dabar pirmos regulos, jie skaito kryžiaus joną, Teresę ir taip toliau. Tai kažkaip šiais laikais tas ordinas galėtų susijungti, jeigu taip norėtų. Tai, nes visi supranta, kad tai yra tik žmogiški faktoriai, kurie atskyrė. Tiesiog, kadangi vyko tas nepasitenkinimas, tiesiog galiausiai paskui turėjo atsiskirti ir viskas. Tada jau kiekvienas savo nukeliauja. Tai panašiai kaip pranciškonų ir kapucinų. Kaip
šaka tokia, kurie atsiskiria, reformuojasi. Tai pradžiai, reiškia, tos siaubingos sąlygos, kur ten tiesiog turėjo ištverti, neturėjo nieko, reiškia, nei ant ko rašyti, nei su kuo, tiesiog paprasčiausiai viskas galvoje, viskas atmintyje. Tiesiog kažkaip tai dėliojasi ta poezija. Ir po to kažkaip pasikeitė tie prižiūrėtojai broliai. Ir jam davė pagaliau tas priemonės ir surašęs šitos dalykus. Tai įdomu tai, kad tokiuose sąlygose, kurią galėjo atrodyti, žmogus galėtų labai supykti, įniršti, tiesiog, kad ta frustracija, nepasitenkinimas, galėjo visą tai būti. Kai lankau kalėjime, tai šito nuolat susiduriu. Bet jame atsiskleidžia visai kiti dalykai, viskas, kas tik galėtų būti gražiausia žmoguje. Ir pasipila šitie simboliai, šitos eilės. Ir šitoks vienas tėvas klausė, sako, ar poezija kyla iš gyvenimo, ar gyvenimas iš poezijos, taip kai skaito Kryžiaus Jono tą poeziją. Tai iš tos vietos, kur norėjo atimti gyvenimą, tiesiog kyla gyvenimas. Tai Rilkė irgi jisai gražiai kalba apie poezijos kilmę. Sako, kūrinys yra geras, kai išeina iš didelio poreikio. Ir kaip tai vyksta, turi įeiti į savo vidų ir ištirti gilumas, iš kur kyla gyvenimas. Ir sako, šiame šaltinyje atrasi atsakymą, ar turi kurti. Tai aš suprantu, kad ta patirtis Kryžiaus Jono yra unikali, kurioje jisai praleidžia tos 9 mėnesius, bet kur gimsta pats gyvenimas iš šitos tokios labai kietos aplinkos. Ir aš tikiu, kad kiekvienas žmogus yra tiesiog labai kūrybingas ir sako, ar turi kurti? Sako, kada nueisi į savo vidų ir ištirsi tas gyvenimas, tas gilumas, iš kur kyla gyvenimas, atrasi. Tai suvoksi, ar turi kurti. Tai aš tikiu, kad kiekvienas žmogus, kuris keliauja į tas gilumas, atsiveria šitos dovanos. Tikiu, kad visiems be išimties, tai sako, kiekvienas žmogus savo gyvenime gali sugiedoti savo giesmę. Tai kažką labai gilaus, kas iš vidaus, iš to didelio poreikio tiesiog ateina. Tai šitaip jisai susitinka su gilia, išgyvena tą gilią Dievo patirtį.
prisiliečia prie gyvenimo. Ir va taip pasidalina su visais. Tai pirmieji, kas išgirsta, tai seserys. Seserys, kurios yra Tolede, jisai, kada ten kažkaip tai nusileidžia, surišęs skudurus ar dar ką jis ten suranda. Ir tiesiog jau žino, kad daugiau nebe, jau atėjo laikas, ten kažkaip tai buvo apleista tas momentas, nebėra prasmės daugiau saugoti, ar tiesiog vis mažiau rūpinosi jo, tiesiog nebuvo ten komunikacijos su juo, nebuvo per daug didelio bendravimo, ten va tokiai vienatvė visiškai paliktas, tik tais truputį, kas atneša valgyti ir viskas. Tai tiesiog toks suvokia, kad turi keliauti iš čia, nėra prasmės daugiau čia būti ir atsiveria galimybė ir tiesiog jisai pabėga, nusileidžia per langą virvėmis prie upės ir tada tai va seserys, su kuriamis pasidalina. Ir tada jau keliauja į pietus, į va tos paskutiniosius įkurtus vienuolynus, po to ten Granada Baisa ir va tai tos vietos, kur ten toliau jie kuriasi. Tai nebeieško jo, tiesiog palieka. Tai, tokia istorija ir galbūt, nežinau, ar bus įmanoma kažkaip tai tą dalyką kažkokiu būdu perteikti. Žinau, kad labai yra nelengva apie tuos dalykus kalbėti, bet kažkaip gal įdomumo dėlį, gal sakau, šį kartą prisilieskime prie tų tokių pirminių dalykų ir tie stulpeliai lietuviški, kai kur labai gerai pataikyti, kai kur gal biškį nutolsta, bet vis tiek taip gana vykusiai yra tas atskleidžiama. Tai vis tiek turim tokį skambantį dalyką. Tai tas žinau šaltinį. Tai jisai tas, kuris atrado tą šaltinį savyje ir žino, kur jisai yra. Ir tai yra jo tas didžiausias džiaugsmas, nežiūrint tų visų sąlygų, tai yra šitas nuostabus atradimas Dievo labai giliai. Tai taip nuskamba visam pasaulyje, yra kaip šedevras, Ispanijoje visi aikčioje, visi bando tirti, visiems kyla klausimas, kaip įmanoma taip sudėlioti prasmę ir ritmą. Ir vis dėlto turi tokį nuostabų kūrinį, kuris taip žmogiškai turbūt niekaip nesudėlios. Tai virš žmogaus galimybių, tu galima įvardinti. Tai yra kiekvienam prieinamas šitas šaltinis, tą nori atskleisti. Ir leidžia prisiliesti kiekvienam prie šitos patirties, prie tų simbolių. Tai gal tiek trumpai šiandien.